Ir efektingas, ir techniškai sudėtingas dėjimas. Džeimsas Andersonas 10 balų, 10, visi 10. 50 balų iš tiek pat galimų gauna Kristapas Dargaisas. Ir meta iššūkį, meta pirštinę praėjusių metų nugalėtojui Travisui Lesliui. Dviem centimetrai žemesnis Travisas Leslis, metais vyresnis už Latvį. Ir jeigu pernai prieš šį konkursą kalbintas Travisas Leslis teigia, kad pernai jis faktiškai oro karaliumi tapo ekspromtu, beveik nesirengdamas tam turnyrui, tai šiemet Travisas Leslis teigia, jo buvo specialus pasiruošimas, ruošiasi šiam konkursui ir žiūrėsime, ką parengė finalui. Billy Beronas vėl asistento vaidmenyje. Viskas gražu, skirus tai, kad kamuolys neatsidūrė krepšyje. Laiko tiesa dar daug, 40 sekundžių. Dar kartą Billis Beronas, slysta kamuolys Travisui Lesliui. Ir jau 25 sekundės lieka, laiko mažėja, ar tik netek griebtis irgi paprastesnio, tačiau užtikrinto varianto, ne, vis dėlto spėja. Gana gražiai dėt kamuolį į krepšį Travisas Leslis. Andersonas 10, Nenartavičius atrodo 9, Pobičius 9, Ginelevičienė 10 ir Jonas Kazlauskas 10. Tai yra 48 balai. Taigi 50-48 po pirmojo bandymo priekyje Kristapas Dargaisas. Antrasis svečio iš Latvijos bandymas. Gražu, tačiau įdėti krepšį nepavyksta. Techniškai gana sudėtingus variantus pasirenka Kristapas Dargaisas. Ir šį kartą pavyksta. Ką sako komisija, Andersonas šį kartą atrodo 9. Ginelevičienė, Audra Ginelevičienė taip pat 9. Atrodo, kad visi po 9. Tai yra 45 balai. Šansas Travisui Lesliui. 50 ir 45. Traviso Leslio pirmasis bandymas 48. Ir atrodo netrukus siurprizas, kurį parengė, taip reikia suprasti, Travisas Leslis. Ar vis dėlto atrodo Traviso Leslio siurprizas. Aikštėje pasirodo štai šis automobilis. Ir tai atrodo Traviso Leslio siurprizas. Būtent per automobilį turbūt bandys dėti Travisas Leslis. Ar to pačiu automobiliu galbūt galės pasinaudoti ir Kristapas Dargaisas. Na tiesa, Traviso Leslio pasirinkimas užtrunka kur kas daugiau nei 1 minutę. Ir vienu metu atrodo jau buvo paleistas laikas ir Travisas Leslis buvo šiek tiek išsigandęs, kad tas laikas bus skaičiuojamas. Na, dabar dar įdėmiai stebi Travisas Leslis, kaip statomas automobilis.